Šakočio paminklas. Oi, stojam prie jo. Mariu. Atsiprašau, kad toks silpnas esu. Nuvyliau Lietuvą. $75 zlotai. Noriu topless. Totally naked 150. 150. Iš 4 padalint, čia 10 eurų neatgauna. Sveiki, antroji diena. Antrosios dienos. Sveiki, gaidžiai. Kėlėmės šiandien su gaidžiais, tai yra 10:53. Situacija. Temperatūra stabilizuota, bet skausmas skrandyje čia va tokia lyg skylė jaučiu yra. Čia gal ir yra skylė. Žodžiu, parašysiu savo gydytojui. Šiaip labai nenori trukdyti žmogaus, bet sakė, mes jau gal draugai, Mariau. Mašinos vyrgydytojas Imantas, Mariaus gydytojas Eimantas. Šiandien užplanuota yra Stančiukų tiltai, Vilko Irštva, Žalgirio mūšio vieta ir Gdanskas. Mūsų rėmėjai yra Pankars, ką jie daro? Smagus eventai, team buildingai, kokteilių workshopai ir grafiti workshopai, bet esmė yra tai šitos lenkiškos mašinytės Fiat Folski ir su jomis galite pasirinkti orientacinės varžybos mieste su savo komanda arba off-roadas su šitom spuogienom. Ir taip pat Kamrent, ką jie daro? Kamrent išsinuomokit laidelių, švieselių, mikrofonėlių, kamerėlių, filtriukų, objektyvėlių. Kol kas atrodo kiekis neblogas. Užsipirksim 4 jogurtus ir bananų, žiūrėsim kaip čia bus. Visas Mariaus racionas dabar iš to susidėjo. Liberalėja ir Lenkija jau stipriai. Vis dėlto. Aš manau, nežinau jinai. Nesuprantate ją, ne? Ne, jinai pardavė. A, jums čia tiesiog gražus vaikam. Vaikiškas čia, ne? Tai jo, esam prie tokio objekto. 3 valstybių sienų sankirta. Ir... Ką žinau, labai lankytinas tau čia objektas? Lankytinas, nes buvo 2 mašinos, kai atvykom ten aikštelį ir abi išvyko, tai greit aplankomas. Nu tai mes tada nebūkime. Neužbūkime ilgai, žodžiu, kur tvora yra Lietuva, kur šita šmakarička tik tais koncertina Lenkija atsitvėrus, o ta žalia mokyklos tvora atsitvėrė kacapai. Taip pat čia niekino žemė tarpas šitas? Čia jo, tarptautiniai vandenys. Keliam droną, žiūrim kas bus. Žiūrim. Keliam droną, pridedam miną ir žiūrim, kas bus. Kamų rėktovo eilė. Ok. Crazy time. Crazy time tikrai bus, aš jau laukiu, nesulaukiu. Puikiai. Nevažiuok centru, Mariau, nevažiuok centru, nes aš čia esu. Kiek bėgiau? 4. Čia pristabdyti reikia, ne? Pala, o su kuria koja stabdosi? Taip, kojos taip pat kaip ir čia. Čia netelpa. Oi. Šitą, kadangi čia myliam parašyta, ane? Taip. Ir čia yra kelio ženklai. Ai, ir man kliūtina, kad čia myliam ir galiu ant kem spaust, kas yra 7 realiai. Ir man viskas neišsijungsiu. Taip, skebrai posūkius tokius, eisim ant 70, kai galim ant 40. Tai taip nepergyvenkit labai. Ne, taip. Nesukit galvos, kaip sakant, žinai. Gerai, bet tą pačią rodo kilometrus. Nematau. Atsisakau patikėti. Šakočio paminklas. Oi, stojam prie jo. Mariu. Išvažiuok. Atsargiai tik, atsargiai. Prie Šakočio važiavau. Tiesiog, tiesiai į gėlyną. Nebestojam gal. Nenoriu. Čia tas žmogus kaip žiūri. Tai galva. Sustokim biškį, gal nuims, kas čia buvo. Ne, aš norėjau privažiuoti prie pat, bet paskui pagalvojau, kad gal nėra taip gerai kirst kampą. Nes galvoju, su jie, žinai, visur gali privažiuoti. Ne. Klausimas, mums priklauso šitas tradicinis Lietuvos patiekalas ar vis dėlto Lenkai? Tikrai tik mums. Nusisavino. Čia yra nusisavinta. Nu gerai, tai gal tada čia ne šakotis? O bankuchenas? What is this? Šakotis, na? Jisai Katyje, da. Тогда? That's pop culture. Pop culture this city, yeah? Yeah. But it's like Lithuanian traditional... Yes, this, this yeah? is it. Also? The people, znaczy wioska ogólnie. Ah, okay, okay. Čia gamta skiriasi. Tikrai, tikrai. Atrodo toli nuo namų. Parking bezplatnai, va čia ir parkuojam.
Čia kažką tai navigacija Max grybauja. Tai ką Marius akrobatinių dronų valdymų dabar užsiims ir dronui liko 3, 2, 1. Vertėjo vežtis. Nu, davai lys po tuo ir per viršų. Norėčiau. Nežinau, kokio ūgio tie miškai ir biški kartais stringa vaizdas, bet pralyščiau. Tai lys. Durnas? Susirinksim po tai. Norėtųsi tos Lenkijos daugiau vaizdų. Nu, bet bandom kažką. Važiuojam. Bet ten į medžius iš karto. Pakilsi. Aircraft disconnected. Tikėkime, kad grįž namo. Arba sudužo. Ne, bet garsas yra. Yra? Va, iškilo. Grįžta namo. Gerai. Įveikta. Sveikinu. Puikiai, Mariukai, puikiai sureguliuota viskas. Svarbiausias dalykas, dėl ko čia atvykom, kad Mariukas praskristų po tiltų arkom padarytas. Bet dabar keliausim ant pačių stančiukų vedukų tiltų. Trumpai faktų popurį laukia ir žiūrėsim ir keliausim tolyn. Dobra, treći bileti. Džankuoja bileti, tak? Takas bilet. Kur čia šaknelė nuims? Tamas, ar iš bileti? Bileti. Kontrol? Ne. Be kontrol. Okay. Oho, tikrai. O čia vienas iš pasaulio stebuklų Lenkijos? Taip, čia 2 realiai Lenkijos pasaulio stebuklų. Yra 4 du jau aplankė. Sveiki, Mariau, kiek pamenu, mes ten jums skrandį neblogai buvom ištyrę ir ten kažkas baisaus tikrai nebuvo. Tikriausiai turite jautresnį skrandį ir labai reaguoja į mitybą ir stresą. Nu, žodžiu, tai palaiminta kelionė kol kas. Gerai, grįžkime su energija kita. Va dabar aš ką kalbu apie energiją, kelionę, gerą nuotaiką. Tai kur mes esame? Ant Stančikų tiltų. Kas tai yra? Klausi manęs, Mariau. Kas tai yra? O aš atsakau. Tai yra aukščiausi tiltai Lenkijoje. Šiaurinis tiltas, nežinau, kuris yra pastatytas 1912, pietinis tiltas pastatytas 24, tai realiai vienam po 12 metų. Vieną užtruko metus pastatyti, kitą 2 metus užtruko pastatyti. Kiek keičia 12 metų? Tas jaunas atrodo, o tas jau tuoj pakris. Viskas jau migdyti tuoj reikės su dinamitu. Dar toks įdomus faktas, labai įdomus, norėčiau pamatyti, kaip tai atrodė. Kai baigė statyti tiltus, labai greitai iš karto po to buvo Stančikų ežeras, tvenkinys ir dėl ten susikaupusių dujų jisai išsprogo į orą su visų moliu, tokių didelių fontanų ir išnyko. Ežeras? Jo, visas ežeras tik išsprogo tokiu stulpu ir dingo. 31,5 metrai. Apskaičiuokim, kiek čia sabonių, Mariau, prašau. 13. 13 sabonių. 13 arba 15. Arba 14. 14 gal. Sakykim, drąsiai 14 sabonių plus minus. Ir man tai ant tiek sulenktos kojos yra. Aš realiai dažnai 2 pedalus vienu metu išmenu, nes nėra kaip padėti, žinai, tos kojos ir taip aš dedu. Ir kartais tiesiog 2 pedalus išmenu. Įdomi. Bandau vis apsilenkt, mano svajonė aplenk kokią mašiną. Lukas vis stabdo, aš jau ne kartą išeinu su posūkiu į... Bet visą laiką ant posūkio, kur nieko nematom iš priekio. Su šitą mašiną reikia 2 km į priekį matyti, jeigu nori lenkt, nes pasiekus kokį 9 jau jinai žiauriai lėtai greitai ir jeigu kita 9 važiuoja arba 8-9, tai... Tai prasilenkimo kelias 20 km, 2 km. Subirės važiuoklė mums dar. Čia kitos bėdos prasidės, ne variklio važiuoklė. O kam tu tokius kelius sustatei? Aš tik tais vengti magistralinių ir tvarkingų kelių. Eik tu, tokie garsai. Nu čia buvo tikrai labai ekstremalai iš tikrųjų. Jau kaip ir alkstų, Mariau, ir manau, kad laikas turisto luko pietums. Duona, pomidoras ir be ko neapsieina tikras turistas, be tušonkės. Tiesiog išlaužėm iš riebalų viso iš tos masės tušonkę. Va dabar yra kelionė, Mariau. Kviečiu užkasti kartu ir susitiksim kitam objekte. Čia vilkas? Nu, toks... Nušiušęs labai liūdnas vilkas. Jei nežinot, nuo ko yra žodis šuniuku, tai va. Nu, čia, ne?
Čia iš vis meška, kur kopinėja medų. Supratau. Lokės pėda realiai. Jo, atvykom į lenkišką Lokės pėdą, kitaip žinoma kaip Vilko irštva. Žodžiu, čia yra pastatyta Hitlerio slėptuvė, bunkeriai. O tu tipo, bet kur ką užžindavo, pasistatydavo bunkerį? Pasistatydavo bunkerį ir šitą... O tai galėdavo požemiais ateiti iki čia, ar ne? Ne, požemių neiškasi, bet su lėktuvu galėdavo atvaryti. Ir čia slėptis? Jo. Tai būtų čia pasislėpęs būti nežuvęs? Ne, tai čia bandė jį susprogdinti. Ai, dabar Argentinai jisai pasislėpęs. Dabar Argentinai pasislėpęs ir dar yra kita teorija, kad Mėnulį su Elviu Presliu. Žodžiu, apie šitą vietą yra dar filmas toksai su Tomu Cruzu, kuris vadinasi... Valkirija? Jo, Valkirija. Ai, tai čia buvo tas... Čia ir buvo tas, kur čemodaną padėjo, bet ne toj vietoj. Ką priėjom? Ką priėjom Assassination Attempt, visą Valkiriją išaiškinti yra. O tai Klausas Schuffenhaueris ir bandė užgrobti? Jo, kaip Tomas Cruzas grinai atrodo toks pats. Ai, tai stepą į stepą, ne? Tai va čia ir yra sudėta kaip stalas buvo, čemodanas tas juodas yra. Ir visi numeriukus pažymėti. Pirmų numerių, nes geriausias Adolfas Hitleris. Ai, bet va su kryžiukais mirė, ne? Jo, šitiem jau... Tai kam uždėti po kryžiukas, tai dar toks, pasiėmė ir iškeliavo į dangų. Tokį dėčiau tiesiog. Ai, tiesiog dislike. Bet ten buvo atidaryti langai, man atrodo, dėl to buvo problema. Nes buvo karšta, buvo atidaryti langai ir tas sprogimo banga netaip taškė. Nu, aš geriau būčiau ištaškęs jį. Tikrai. Shelter for guests. Tai čia tiesiog svečius priimdavo svetingai, taip labai. Bet ant tiek aфиgenas režimas, kad reiks slapstytis. Svečiam va, po akmenim. Nu. Tikrai va, saugu. Klega visi. Bet tokios nemalonios tos vietos. Labai nemalonės. Gaidys toks. O ir Lenkija 80% iš tokių vietų sudėta. Jo? Tai taip, viskas, kas buvo užimta nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklos ir kitokie, va, tokie lankytinių Lenkijos objektai. Nu, ir bažnyčias ir kryželiai. 11 000 bažnyčių. Pažiūrėk. Sako, telpa galva, telpa ir kūnas. Nežiūrim. Mitas ar faktas buvo? Faktas. Tai aišku, kad didžiausias. Small Dick Energy. Bet iš čia buvo atvykęs Kimarina? Taip. Jie tokie įdomu būdavo Kimarina pas Hitlerį bunkerį tokie. Nu ką, žinau, atsibodo hatai, gal varom į Kazinkę. Kažką prasuksim. Arba telesibliausim, prasuksim ant aparatų. Gal pakelsim dar Kazinkį kažką. Jau Hitleris tai tikrai į pliusą visada išeidavo Kazinkį. 3 svastikos iškrito. Visą vieną kartą. Eiden, Schweden, Schwuden, Faden, Foden, Naden, Norden. Automobilin. Kodėl nelaimėjau automobilio? Nu šiaip atrodo, kad žiauriai jauku čia būdavo būti. Varom į bunkerius, ten žiauriai fain. Davai, ten stumiklėlė konkreti bunkeriuose jau atidaryta yra varom. Pasikasinimas į Hitlerį, Valkirijos misija protokolas. Valkirija. Čia padėjo, čia sprogo, Hitlerio nepataikė, buvo obolių padėta. Buvo oboliukų, tas toks įrodo, sako, čia pulsi mašinų obolio, pradėjo į to obolio, tada sprogo ir... Tai mirė tas. Kortinas, Brandas, Šmudminas ir Bergeris. Tas padėjo ir virino iš čia. Čia rodo, kaip jis virino tiesiog. Sako, gerai, davai, man įdomu, čia šitas mytas aš turiu. Per Zoomą pasijungsiu, sako, varau jau. Dar toliau. Toliau reikia spręsti. Šiaip pagal planą turėtų būti Žalgirio mūšio vieta sekantis. Gerai, tinka. Bet dabar yra 4, važiuoti ten valandą kem. Važiuosim 6, tai dar turėtų būti šviesų. Bet jau labai minimaliai. Įdomi situacija, nežinau, ir dabar iš streso nebesprantu, į kurią pusę atsisuku ir išsisuku. Neatsuku baku. Lenkas sakė, put and pay. Put and pay? O kaip put and pay? Put gas and pay. Tai, I want to put gas, but no back open. Draugis, metus sportavau ne tam, kad čia. Į kurią pusę suk? Nežinau. Neatsimenu, dabar stresas ir neatsimenu. O čia anksčiau taip ir atsisukdavo? Ne, labai lengvai anksčiau atsisukdavo. Nebandom raktus dabar, da. Ne šitas. Nei vienas netinka. Bandėjai? Nu, jis man iškart taip sakė, kad minčius nekiškit rakto, nes nei vienas netinka. Tai nekištų, kam kiši. Nežinau, ką daryti. Dar pjauna tas plastikas.
Ne, turėtų atsisukti kairę. Nieko. Atsiprašyk visų. Atsiprašau, kad toks silpnas esu. Atsiprašau. Nuvyliau Lietuvą. Problema. Not open. Tai tu jau čia su savo rankutėm. Kliūčių. No kliūčių. We have, but don't need. Yeah, we tried, no. O, gal stiprių žmonių yra ranko. Strong man maybe help. You can translate? Strong one. Ateis strongman? Padėks, ateis be dantų strongman yra tai. Blema, bet čia apgailėtinai labai pasirodysime. Bet jei jis atrakys, tai... Bet jei kitas vyras mano ir atidarys, tai mano rankos sugriautas visiškai. Tai mano visas sportas. Tavo sportas tai be niekinis yra, jau užsiaiškinau. Bet tik... Ateina. Ar čia užsirakyt galėjo? Got the key? No key. No key. Yeah, But... sure. No key. No, just this, like this. Va! No, piršetki. Thank you. Dėkuoju bardzo. Slabakai aš negaliu. Tai kokią mes čia Lietuvą kaip dominuojančią valstybę, tai ir atkursime, jeigu bako nesugeba du lietuviai. Atsukti reikia. Atėjo paprasčiausia darbo klasės Bet vyriokai. su pirštinėm. Nu tai jo, duok pirštinės atsuksiu. Dabar put and pay padarysiu. Klasiškai. Šiaip realiai kas 13 ir pilam kol kas. Dėkuoju bardzo. YouTube channel or... YouTube channel. YouTube channel. From Lithuania. This channel. Okay. 66,000 subscribers. Big. Okay, Dėkuoju bardzo. Big. Nu, šiam šešiką bėg. Nu, žodžiu, susikalbėjom su degalinės operatorium per Google Translate. Rašiau, ar turit vėliavų. Taip, turim. Tai duok, sakau. Aš užsidės ant savo mašinos. Gerai, ar turi parduoti? Dėja, ne. Išverti Lenkų, dėja, ne. Galiu tiesiog sakyti, bet dėja, tada parašiau ačiū labai už kurą ir už pagalbą. Ir tada paklausiau YouTube channelio. Tai manau, kad Lenkijoje jau po biškį irgi auginamės auditoriją. Vienas subscriberis iš Lenkijos. Čičink. Dar tikiuosi, kad viskas bus gerai, nes kai buvo bako problema, bandžiau su šitu ir biškį suslenkį raktas. Tai įdomu. O čia yra spinelės pagrindinis užkūrimo. Staisytas yra bako. O tai gal jisai sutvarkė? Kas? Antanas vakar? Nemanau. Savaime susitvarkė? Manau savaime, nes dar šiandien ryte buvo geltona ir drebėjo. Bet tai Lenkai neturi tokios problemos, kad mažai gyventojų ir miršta regionai. Lenkijoje taip pat egzistuoja regionų ir kaimų nykimo problema, panašiai situacija į Lietuvą. Šis reiškinys susijęs su urbanizacija, emigracija ir gyventojų skaičių mažėjimusi atokesniuose vietovėse. Tai nesvarbu, ar tu 3 milijonai ar 40 milijonų, problemos tos pačios. Tos pačios. Visi nori į miestelį, kur smagiau, vakarais užkavot, niekas nenori dabar art šitą sulinkusi nuo savo nugarom žemelę rudą juodą. Ir ten turėt kaimyną, du kaimynus ir su jo kraujomaišą daryti. Supratau. Mašina gerais Lenkijos keliais buvo pasiektas top speed greitis 105. Bet tai ten jau nuo autostrados, kur buvo nuo autostrados, nuo kalno. Dar fūrą pralengė, dar dasidėjo 5. Gerai sutvarkyti Lenkijos keliai. Super. Nes priėmė įstatymą, kad reikia tvarkyti, o pas mus nepriėmė. Pas mus įstatymas nepriimtas. Užsakiau labai pigiai miesto centre 2 eurų plus 19 eurų cleaning. Tai viso 40 eurų vis tiek. Cleaning beveik brangiau negu nakvynė, nekainuoja. Gerai, laikas eina. Dar greitai pažiūrėsim. 98, 99, 98, 99, 98. Ir įveikta, ne? Apsilenktas skaitosi. Pusę minutės ramiausiai. Sekantį aukalauk. Vyksta įnirtingos lenktynės, kas ką. Ką tik mus apsilenkė, mes gavom nuokalnę, bandom apsilenkti vėl. Žiūrim, kalnas baigėsi, mūsų galimybės irgi. Labai blogėja situacija. Blogėja, ne? Ir jis dar uždavė biškį gazą jau čia. Išėjo man lenktyno, panašu, kad teks sugrįžti juostą. Ne, ta nuokalnė mus išgelbės. Išgelbės nuokalnė, ne? Nuo nuokalnės 99 galim pasiekti. Eina. Įrėmės. Davai, go.
Nieko nebus, man atrodo, teks grįžti į savo juostą, nes dabar... Ne. Gerai, grįžtam į savo juostą, lenkimas neįvyko. Mama, bet iš galo dar kita fūra artėja, tiesiog pašalins, eliminuosi iš lenktynių. Ar tas jau nurūkęs į priekį tai? Labai už galo prisispaudus fūra kita. Bet jie bijo mūsų ir Nusukinėja. dingsta, tas dingo ir šitas. Prisižaidėm su tom fūrom biški. Reikėjo nusukti kartu su fūrom pasirodo. Tai mes ne tik, kad nelaimėjom, bet dar ir pralaimėjom. Labai blogai viskas. Dasidėjo 10 minučių, nėra labai toli, niekas neprarasta, bet važiuojant ant apsisukimo. 10 minučių saulės prarandam, tai... Labai blogai, droną norėjau pakelti ir tą mūšio vietą iš drono. Plenu biškį net ir tikimybė, kad mūšio vietą tamsuoja apžiūrinės. O tai ten tiesiog toks laukas bus ar ten paminklas? Manau, kad ten yra paminklai, ten turėtų būti daug visko, kad nieko nemusimatys. Pritrūko tų 10 minučių, bet naktį tai pavojingoka važiuoti. Bus 200 kilų dar nuvažiuoju čia naktį. Tai. 200 kilų dar? Jo. 200 kilų dar po šito? Nu 107 kokį. Ai, oi. Viskas Geriau, viskas gerai. 107 čia 200 tai... Nu tai čia matot mūšio vietą. Ne, dar biški. Dar biškiu tokį. Dar šiek tiek. Dar čiučiut čia. Čia. Biški nebespėjom, sužaidėm su fūrom, bet atvykom į Žalgirio mūšio vietą. Dar girdisi skamba kalavijai. Tai jeigu taip pamatytumėt, čia tai iš pradžių puolė, po to atsitraukė, tie jau galvoja, kad paims, apsuko, sudėjo. Toks istorijos vingis buvo. Jo, toksai. Jo. Man dar įdomu, ir įdomu yra pažymėta, nes kalavijai įsmeigti, palikti, kurioj vietoj meldėsi Vytautas. Čia. Ir bus. Čia meldėsi, nes ten buvo vienoj pusėj kryžiuočiai, kalavijuočiai, kito jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Lenkijos karalystės armijos. Meldės Vytautas, meldės, plus 40 vasarą, 1410 metai. Meldės, vokiečiai, jau karšta, jau prakaituoju, aš labai nepasitepiau, nepresperantų, šiandien visą suprakaitavęs, mirdžiu, kaip čia kovosiu. Atjojo kalavijuočiai, va jums 2 kalavijai, jeigu bijot kovoti. Vytautas sako, dar viskį pasmelsiu ir atvarėsim, palaukit, tie jau tie išleipė iš karščio. Puolam, tik tada puolėt. Įdomu ta vieta, kur išmelsta, kiek yra keliais jau nueita. O tai jis tikrai meldės, ar čia apdūrė dar kartelį, kad tie prikaistuvė jam būtų galva visai? Manau, jie ten tiesiog žvengė, tiesiog cigariukų nubrūkė. Dar palaukiam, kiek Dar meldės, aina. O Mariau, kiek čia karių kovojo, man labai įdomu? Duomenimis kažkokiais Lietuvos ir Lenkų kariuomenė kovojo nuo 20 iki 40 tūkstančių kareivių. Tokie rėžiai yra tiesiog. Arba 20 tūkstančių, arba dvigubai daugiau. O kalaviečių pusėje nuo 16 iki 27 tūkstančių. Bet tai matai įdomu, 2 sustoja, ne? Taip, armijos 2. Tu pirmose eilėse. Tai kiek tau procentų, kad tu liksi gyvas? 0. Iš karto tu... Tikrai. Tu bėgi aukotis mirt? Nu, taip, tokia loterija, tai pasisekė, tu tai iškariai. Tu sėsi, stosi pirmas. Gerai, vada! Viskas. Man atrodo, ten rytais ateidavo ir šitam berniukui nepasisekė, šitam berniukui nepasisekė. Bet aš manau, net tu pirmose eilėse, yes! Taip. Tu antrose, Mainam. Bandymas numeris 2. Laisviausiai. Bet brangsta kuras. Tai aišku, Shell perkam, tai brangtų. Nu, tikiuosi vėl 13 litrų įpilsim kaip visada. 13 vėl. Labai gerai važiuojam. Dar vieną plytą, bet čia numesim ir bus gerai. Gal ir nieko čia mes kažkokioj tai. Jeigu mes čia gyvensim, tai tik tylo parkingo reikia išsiaiškinti, bet va centras per ten pereina centrą jau. Nu, gerai. Please go straight to the cage. Kurį seifą renkatės? Antrą. Antrą? Sakykit seifo kodą. 2342. Vyra. Činkšt. Laimėjom buto Palangoj. Toliau. Nu, antras butas? Ne, butas dar kitas. Tai tiek. Bandykit visas spynas, kurioje fit, tipo.
Try to any lock where the key fits. Butas numeris 3. Tai šitas turbūt. Tas? Nebuvo atrakinta. Ir dabar dar kažkuris mūsų. One sound. Ai, tai dabar čia va kambario raktas, kuris tinka, tas tinka. Nu, žiūrim. Tas tinka čia. Čia dušas. Gerai, čia netinka. Tai reiškia šitas. Ja. Sveiki. Pirmieji atvykom, kaip keistai, tik tais čia yra... Pirmieji atvykom, dar vieną priims ir vienas ant skladuškės. Kaip už 20 eurų plus 19 valymas. Labai pigiai. Labai pritrypti reikia, kad tikrai turėtų ką valyti už 2 eurų, nes čia dabar tai, bet išvalyta gerai. Šiandienos nakvynės vieta pasiekta, dabar dar trauksim šiaudą ar kažkokio naktinio gyvenimo ir kokių plevėsų pažiūrėti, trauksim į Gdansko centrą ar ramiai savo. Judesys tikrai, pusę 10. O jau mūsų amžiaus judesys maks iki 9, tai dar, maisto klausimas irgi yra toks. Štai 3 valandos iki vakarienės nevalgau jau. Lukui geriausiai pasisekė, nes pirmas pasiėmė skladuškę, dabar žiauriai patogiai gulėjo. Kinezioterapinė lova, nes visą dieną kai taip susisėdęs, o dabar taip gerai atlinks nugarą labai. Ką naktinis Gdanskas mums pasiūlys, ką tik atvykom, dar nieko nesgaudom. Topless ladies are dancing on the stage, also for free. Private rooms start topless, 75. Totally naked, 150 up. Euros or zloty? Of course, zloty. 75 zloty? Yeah, for topless. Topless. Totally naked, 150? 150 Iš 4 padalint, čia 5 eurų nesgauna. Nori pažiūrėti, putkas kitos svetimos. Try it out, guys. But we can't record inside. No, you can't. Yeah, that's the problem. And the problem is I'm engaged and this is not my bachelor party. Yeah. But you will see topless or fully naked? But topless may be nothing. Doesn't mean anything. If I don't touch, in this stage it's just like watching a movie. But we need to buy and drink everything, yeah? You don't need to drink everything. I have like a hole in my stomach, so I can't do. Thank you. Good night, guys. Bet tai pilnu ūgiu 105 zlotų, ne eurų. Bet tai čia kažkas užkasta yra. Skimas įskį pažiūrėti, geriau jogurtą suvalgyti. Where are you from? Norway. Norway? Second ladies from the Norway meet. So many Norwegian here. Why? We can't speak Norwegian because everyone knows. How long are you in Dansk? We came Friday. You came today and you Stay to Friday. How about music party for you? Cultural club. We are open every single night. Party all night long. We're Looking going for- to Studio 1. That's mostly for the adult people. They play mostly like music from 80s, 70s. Something. Oh, nice. No. So for us. But what Seems are like you doing? you're Why filming, are you but Yes. without the permission. No? So we just filming and you came. We don't have to fight. Okay, what's your channel? Munis. Munich, Germany. No, Munis. Lithuania. Munis, Lithuania. It's a city? No, It's my channel. It's Are his you channel. Yeah, nickname. What is the TikTok, best right? place to eat burgers? In Lithuania? No, in Poland. Hey, No. I can recommend in Lithuania, not here, because it's not from Poland. you go straight? But here I always recommend Żabka. It's one of my favorite places to eat in Poland. What to say in Poland? Żabka, yeah. Some facts about Gdansk. Gdansk. Yes. Where is the best nightclubs? It's not the main important thing. Yes, it is! After the World War II, Yeah, they no. rebuilt the cities again, and it's really colorful, really nice, and most of the time we say it for fun, like Polish Amsterdam. Yeah. But in some ways it's even more colorful and more beautiful than Amsterdam. And Amsterdam is very pretty. But we are on Feel- break. School break. yeah, School break. You are still kids. We're grown up. How old are you? So yeah. Ah, nice. That's my daughter. Pasakęs school break, aš galvoju, galimai net užblūrinti veidus reikės, nes negalim naudoti. Va čia problema yra. Eik tu. Rapapapapap. O gaidys. Oi, geriau. Mano 8-6 buvo, ne? Jo. Nu dabar užtaikiau gerai. O! Dviejų pritruko. Aplankėme naktinį Gdanską, ypatingai, manau, daug visko priveikėm, gaila, lietus sustabdė mūsų tolimesnį ekskursiją, o miegas aptemdė akis. Tai tai laukia dieninis Gdanskas, kuriame pamatysim. Upė, centrinės gatvės. Tai yra antros dienos pabaiga, žiūrėkit, nes bus tik geriau. Bus ir Dar trečia diena. įsijunkit ir trečia bus ypatingai nuostabi.
Very nice. Sorry for everything, we didn't mean that. Come to Sopeto, ride with us. Being Bonjour. in TV is my very nice experience. Užlijo, sušlapo visi daiktai. Kažką čia darom, kad pridengt. Ten tavo visi daiktai buvo. Eik. Čia